Tai yra tiesiog milijardas užrašytas 16-tainiai sistemoje ar 2-tainiai sistemoje. Ir mes kaip norim galim parašyti. Milijardas man. Pirmiausia skaičius su daug visokių pavadinimų. Gali vadinti štuką limonu, gali vadinti biliku, gali vadinti vienetus su 9 nuliais. Visi pavadinimai skamba puikiai. Man asmeniškai, milijardas tai yra finansinė nepriklausomybė, tai yra šilti kraštai, guliu ant jachtos denio, šalia simpatiška panelė, šiltas vanduo, panėrus gražus koralai ir be abejo gera chebrytė. Yra toks, reiškia, Oskaras apdovanotas filmas, ar ne, mergina verta milijoną. Tai Panevėžio merginos yra vertas milijardą, taip kad aš antrą darysiu. Dažniausiai, kai tu dirbi šitam biznėje, tu dirbi tokiam darbe, tau visą laiką pirma asociacija yra pinigai. Aš manau, mūsų darbe, kai tu koncentruojasi į pajamas, tu koncentruojasi į pinigus, dažniausiai tavo galvoje ir sukasi. Milijardas pajamų. Mūsų milijardas tai iš tikrųjų yra siekis. Kodėl žmonės kopia į kalną? Kodėl būtinai į Everestą? Todėl, kad aukštesnio nėra. Tai yra kažkas, ką gali padaryti labai nedaugelis. Taigi ir gyvename nuo vieno iššūkio iki kito. Dabar atėjo laikas iššūkiui milijardas. Tas milijardas man toks labai netgi simbolis yra to bendrų jėgų suvienijimo, nes kitaip jo nebus, jeigu nebus bendro darbo šitą linkme. O svarbiausia tai turbūt, kad milijardo siekis man nieko nekainuoja. Aš nieko neprarandu. O įgaunu dar papildomų galimybių. Ir pagalvoju, būtų gera investicija visai. Galbūt tai tarpinė stotelė kažkokia. Kas žino, kaip pasižiūrėti šitą dalyką. Omnitel. Lengvai ir užtikrintai.